Žinot, dažnai mes labai norim rasti savo pašaukimą. Ir labai dažnai mes negirdim, ką sako pats žodis. Pašaukimas tai visada yra tai, kas šaukia. Šaukia tai ne Petras ar Jonas, šaukia vidus. Vat vidus, jeigu šaukia, tai ir yra jūsų programos žinojimas. Bet į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Nebūtinai tas šauksmas yra jau galutinis rezultatas, tai gali būti tarpinis rezultatas. Ir jeigu jūs šiandien šaukia eiti mokytis masažo, tai nereiškia, kad tai jūsų pašaukimas. Kai jūs ateisit mokytis masažo, gali būti situacija, kuri susidėlios mokytis gydomojo masažo. Ir gal taip jūs atsirasit gydomojo masažo srity ir gal tik tai bus jūsų pašaukimas. Bet pirmas, kuris šaukia, ir antras, ir trečias, tai ir yra kelias į pašaukimą, ką ir parodė mano konsultacija. Viena paskutinių buvo labai smagu. Moters pašaukimas yra statusas, reiškia išeiti į savarankišką veiklą, tai patvirtina ir jos grafiko kilimo kreivė, būtent verslo srityje ir verslo linija kaip resursas, kadangi moteris grįžusi iš trečio finansų, nesusitvarkiusi su finansais, jai reikia eiti tą sritį. Ir ta istorija, kurią aš sakau, būtent apie tai, nes jos kelio į pašaukimą atidarymo rodiklis yra 2. Tai yra medicina, gydymas arba per gydymą. Kai aš tai jai pasakiau, jos ekrane užsižiebė tokia šypsena, nes aš apie žmogų nieko nežinau prieš darydama analizę, išskyrus jo datą ir vardą. Ir po to, aišku, jie po konsultacijos jau man ir pakomentavo ir papasakojo. Tai jeigu vidus šaukia, nenutildykit to. Ir negalvokit, kad va, aš jau nepataikiau, eikit toliau, kur šaukia ir atsirasit vienareikšmiškai tam taške. Ačiū.